iš arti atrodo labai nuobodi. Ir žmonėms tai nepatinka, nes visi nori, kad kelionė jaustųsi jaudinanti, kažkokia wow, emocionali ir taip toliau. Ir jie galvoja, kad sėkmė turi atrodyti kaip nuolatinis augimas, kai nuolatinės pergalės, molodėco, motyvacija, hypas ir taip toliau. Bet iš tiesų, jeigu tu pasėdėtum su žmogumi, kuris kažkada padarė tikro, sukūrė savo verslą, pastebėtum, kad jo kasdienybė tikrai nėra įspūdingiausia. Ir sėkmė tai yra tų pačių dalykų kartojimas vėl ir vėl, tol, kol jie pradeda veikti. Tai yra tam tikrų įpročių laikymasis, kol tai tampa monotoniška. Ir apie šitą dalį niekas nekalba, nes ji neatrodo įspūdingai. Tai nėra tai, kuo tu gali pasididžiuoti, kuo tu gali pasigirti, pasipuikuoti, ar ne, ir taip toliau. Bet iš tiesų, va čia ir slypi visas žaidimas. Tie įdomus momentai, tai yra pristatymai, pergalės, gyvenimo būdas, tai yra tik rezultatas. O pats procesas yra ganėtinai nuobodus. Ir dauguma žmonių pasitraukia, vos tik nustoja būti procese kažko naujo. Bet būtent tada nesustoja sėkmingi žmonės, nes jie puikiai žino, kad nuobodulys nėra ženklas sustoti. Tai yra ženklas, kad pagaliau pataikai, pastebėjai ir pasirinkai tinkamą ritmą. Ir tai tampa nuobodu, bet tai tampa pakartojama. Ir kai tampa pakartojama, tai tampa pelninga. O kai tampa pelninga, tada tu gali plėstis. Ir štai kodėl sėkmė iš arti atrodo tokia nuobodi. Nes tai yra ta dalis, kuri tave praturtina. Ir tai neturi tavęs linksminti. Ji turi veikti.